Labas rytas. Nu jau ruošiamės mes papiškeiti dėl to paso, asmens tapatybės kortelės labiau. Tai už poros minučių išeinam iš namų ir žiūrėsim, ką ten pasakys. Tikiuosi, kad viskas bus gerai, kad spės pagaminti greituoju būdu. Bet reikia viską susižinoti. Duok ranką. Jau šiandien oras visai neblogas, sakyčiau. Vėjo beveik nėra. Taip ir šaligatviai tokie sausi. Nuputė, nudžiovino. Bet vis tiek kapišoną užsimaukšlinom. Abudu. Vienas iš vis kaip eskimas. Varom. Čia mums netoli. Jauč geros 5 minutės. Bet aišku, mes einam lėčiau. Ir būsim vietoj. Nu, mes viskas apsisukom labai greitai. Dirba policija čia. Tai viskas sklandžiai, paliko mums šitą galiojantį dokumentą. Ir rytoj apie 11 valandą sakė, reikėtų ateiti pasimti. Nufotografavo. Jo, sakau, būk taip paprastai, nes aš jam, kai sakau, fotografuoju, tai jis iškart išsišėpė visas. Tai sakau, šį kartą pabūkim ramiai, bet taip vis tiek tas lūpas spaudžia, aišku, kita aplinka ir įsitempęs toks. Nu, bet nieko, sakau, bus gerai. Tai einam į butą. Reikia apsikopti ir važiuosim pas Beno babą. Su pusseserėm susitiksi. Ir paskui lėksim atgal, o rytoj tikriausiai važiuosim pas mano tėvų. Oho. Kas paliko vežimą? Kažkas prisiparkavo iškart prie namo. Ane? Žiūrėk, kur eini, mažiukai. Važiuojama turiu būti. Jo. Gerai. Kaip jis lipo? Kaip tu lipai, tavęs klausia. Lipo ir... Katina, kaip jis lipai? Negirdi. Girdi, bet nemoka kalbėti katinas. Kaip jis nulips dabar? Lipsa kalbė. Nu, jam patinka, žiūrėk tenais. Žiūrė. Ate. Ate. O kažkada nepasiekdavai tų durų, Benukai. Buvai mažiliukas, nepasiekdavai atrakinti. Nu, lipam atsargiai. Nu, mes einam iki Akro, nes vyras buvo nulėkęs grąžinti kai kurių detalių, kurių nereikėjo. Varom dar iki Akropolio biškį ir po to važiuosim pas Beno babą ir senuolį. Spaus. Ir susitiksim su Beno kūma, su Beno pusseserė. Esam paėmę truputį lauktuvį mergaitėm. Nu tikrai fainas oras šiandien.
Nei vėjelio, nieko. Wow. Man patinka. Nors viena diena bus faina. Aišku, nėra saulės, bet visiškai kitoks oras. Labas rytas, suraitytas. Keliaujame į Akropolį. Jos važiuosiu mašiną važiavimą. Vėl tau reik tos mašinos. Eisim ieškuoti. Eurui ne. Aš irgi pritariu. Prie lito buvo geriau. Mūsų vežimas. Vakar palikom ir atradom, mane. Nu, eik, taigi laukia esam. Nusimausams čia jau man striukiai. Viduj galėsi nusimauti. Gerai, varom. Laukiam tėčiaus, ane? Mes jau apsišopinom. Laukiam ir važiuosim. Labas. Pas kūmą, pas babą. Labas rytas. Tuoj diena jau. Atvažiavai pas babą. Einam. Lietau, nešk kruovin svarbiausia. Einam valgyti, pirkti. Jo? Kalmarai, žuvytė, kalmarai. Nu, mes atvažiavom į Norfą pasižiūrėti, kas gera. Ir čia yra mokamas tualetas. Kaina 20 centų. Einu ieškoti savo vyruko. Benas užmigo, pavargo. Tai atsikėlė nepatenkintas, bet sakom, einam pirksim tavo traukiniui bateriją, nes gavom kūmos dovanų. Tai va, laukia manęs. Einam bateriją, einam dar šito nusipirkti ir lėksim į butą. Dėdam panelą. Kas liks iš to panelo? Čia reikia trasą kažkur. O tai čia nėra jokio, kur instrukcija yra. Ant dėžės gal? Parodyk dėžę. Duok. Dėžė. Čia yra reikalų, benukai, pastatyti viską dabar. Sninga už lango. Sninga? Nu, mes kuris laikas namuose, tai šiek tiek užkandom. Vyrelis nupirko rūkytos žuvies, rūkytų kalmarų
jam patinka, tai šiek tiek paragavom, pasmaguriavom. Žuvytė tikrai labai skani. Tai pasidariau keletą sumuštinių, bet ten ne lašišų, ten kažkoks, nežinau, šlakis ar kaip ten vadinasi. Bet irgi tokia mėsa raudona kaip lašišos. Tai skani labai iš tikrųjų. Nu ir ką, ir jau yra vakaras. Kiek čia tų valandų? Gal po 7, gal 8. Jetau, vėl nukrito. Nu tai va, Denas gavo dovanuonę. Ką gavai dovanų nuo kūmo? Traukinuku. Patiko tau traukinukas? Sustatėm tą traukinį, ten atrodo paprastas dalykas, bet kai pradedi statyti, kažkur pridedi daugiau detalių, tada kažkur trūksta. Nu bet nieko, sustatėm, tai dabar vėl visas kambarys ten. Tai trasos, tai mašinos ir jo, ir dabar nieko, jau namuose, jau vakaras, už lango sninga, tai panašu, kad rytoj turėsim sniego ir rytoj yra planas toks, rytoj yra trečiadienis, ką tik kalbėjau su tėvais. Nes tėvai matė mano story, kad mes aplankėm mano vyro tėvelius ir vat, nu ten žodžiu susibėgom visi. Mes, vyro tėvai ir vyro sesė su dukrytėm ir pasibuvom smagiai, varėm į kavinę ir dar namie ten paplėpėjom. Ir įsidėjau storiuką, kad mes susitikom ir dabar su tėvais kalbėjau ir tėvai klausė, kada tu atvažiuosi. Ir planas yra toks, kad atvažiuosim rytoj, bet sakiau, kad atvažiuosim ketvirtadienį, turbūt. O kodėl? O todėl, kad žinau, kad mama vis tiek ten lakstys, galvos, ką čia pagaminti, ką čia pavaišinti, ką čia paruošti valgyti. Jie tau vaikai 100 metų nematyti, reikia kažką padaryti. Tai mes jau Norvegijoje būdami kalbėjom su mama ir mama sakė, o tu vat grįšit, reiks išvirti cepelinų, sakau, nu. Skau, ką tu dabar virsit, kiek ten vargo, kiek ten darbo, skau, kažką reikia tiesiog sugalvot, kad nereiktų tenais nei jai virti, nei jai ten vargti. Tai mes su brolio žmona sukurpėm tokį planą, melas vardant gėrio ir tiesiog aš nuvažiuosiu, nupirksiu tų sveriamų cepelinų. Ten paimsim, ko reikia, ten kefyras, grietinė, kažkokį desertą, kažkokių ten gal vaisių ar kažkokių užkandžių. Ir tiesiog nusivešim pas tėvus, kad nereikėtų mamai sukti galvos ir jinai galvoja, kad mes rytoj neatvažiuosim. Tai tikiuosi nieko ten ir nebus prisiruošus, bet mes atvažiuosim. Ir atsivešim maisto, kad nereikėtų nieko jai gaminti. Tai mama, kai žiūrėsi šitą video, tai mes tiesiog norėjom neapkrauti tavęs dalykais, o kad tu tiesiog irgi su mumis pasėdėtum ir pabūtum ir nereikės vargti ir virti tų cepelinų. Tai va, toks planas huliganas, kaip yra toks posakis, tai tikiuosi viskas pavyks sklandžiai ir bus fainai. Ir irgi susitiksim pas mano tėvų, atvažiuos mano brolis su šeima, paplepėsim, pasėdėsim ir paskui važiuosim namo. Jo, o ketvirtadienį bus jau kita diena, kiti planai. Man reikės pas daktarę nueiti, dar reikia dėl to rakto susitarti, dar liko ir garaže nemažai reikalų, tai žodžiu. Rytoj savaitė jau įpusėja, o dar reikalų yra nemažai. Bet va, supažindinau jūs su situacija, kokie bus planai ir
šiandien turbūt tiek, eisim ilsėtis ir susitiksim rytoj. Tai ačiū, kad žiūrit. Labai faina čia Lietuvoje, sava kalba, aš tiesiog kažkaip pasilgstu netgi tų žmonių Lietuvos, tos lietuviškos kalbos, nes kur eini, visur viską supranti, visur viską girdi. Tai va, ėjau šiandien ir į vaistinę, ir į Maksimą, ir kadangi neturiu tų nuolaidos kortelių, tai visada paprašau moterų, kurios ten stovi prieš mane ar už manęs, nes sakau, gal galit paskolinti kortelę, nuolaidą. Ir taip fainai persimest tais keliais žodžiais ir visada, jeigu turi, paskolina, nes jiems irgi pliusas ten kažkiek kaupėsi tų kažkokių pinigėlių, bonusų. Plius girdėjau kasoje, kad jeigu turite ačiū kortelėje pinigų, tai iki vasario berods galo turit panaudoti tuos pinigus, kad jie neprapultų. Kaip supratau, šių metiniai ar praeitų metų sukaupti pinigai, kad neprapultų, panaudokit iki vasario galo. Viskas, einu, kviečia mane.